koks yra skirtumas tarp to, kuomet mes žiūrime televiziją visiškoje tamsoje vakare gulėdami lovoj, ar pavyzdžiui su kažkokia tai šviesos šaltiniu, galbūt šalia televizoriaus ar tenai bendrai apšvietus patalpą. Akim tai turi įtakos tas skirtumas su šviesa ar be? Šiuolaikiniam pasaulyje ekranas yra labai didelis ir labai toli. Todėl jeigu mes matom gerai, ar tai su akiniais, linzėm, ar tiesiog tikrai puikiai matom ir be jokių korekcijos priemonių, tai neturi didelės įtakos. Ekranas yra ekranas. Ekranas ir ypač televizoriaus, kuris yra labai didelis ir toli, tai jisai turi iš visų mūsų šiuolaikinių mažų ekranų įtempto darbo iš arti, jisai turi pačią mažiausią įtaką. Dėl to televizorių žiūrėti, tikrai galima ir be abejo visur turim turėti balansą. Negalim žiūrėti visą naktį televizorių, kas yra jau su bioritmu nesuderinama, nes jau visai kitaip dirba ir nervų sistema. Tai vėlgi čia turėtumėm pabalansuoti, kada tą daryti, koks tas atstumas. Bet jei jūs atsigulęs pasižiūrėsit savo didelį televizorių, kuris nutolęs ten tikriausiai 3 ar daugiau metrais, tai tikrai nieko blogo nebus, nepamirštam pamirksėti, nepamirštam po darbo, jeigu tai buvo tikrai ir akių nuovargis, tai ir galbūt tų pačių drėkinančių lašų įsilašinti, sveikai maitintis, pasportuoti ir su tokiu žiūrėjimu tikrai viskas yra gerai. O tai sakai būtent didelis atstumas. O jeigu, pavyzdžiui, esi ten kino fanatikas ir tą didelį ekraną pasistatęs arčiau? Žinai, kaip būna, tiesiog butas nedidelis ir, tarkim, mėgsti didelį ekraną, ten 75 colius pasikabinai, bet atstumas 2 metrai. Ar tada jau yra blogai? Tikriausiai fokusuosi labiau į kažkurią ekrano dalį vis tiek. Visko neapimsi. Taip, kaip ir kino teatre atsisėdus pirmoje eilėje su užversta galva yra netaip optimalu žiūrėti nuo į kitą visą ekraną. Beje, o kino teatre, taigi čia yra projektorius. Ir dabar madinga ir namuose darytis projektorius, nebe ekranus. Ar tai yra kažkoks geresnis poveikis akiai, ne taip jinai vargsta, arba, nes ekranas yra ekranas, mes matom tos ledus mažyčius, ne? O projektorius tai matom tiesiog kažkokį tai atspindį ant baltos sienos. Čia apibendrinčiau, paimti mažą ekraną ir didelį ekraną, dideliu atstumu ir mažu atstumu. Tai visada yra gerai didelis ekranas, kad ir koks bebūtų, ir didesniu atstumu. Net jeigu ir vaikai, tarkim, tikrai pasižiūrė tą savo šiuolaikinės technologijos įtakoje ar ten tam tikrus edukacinius pratimus, ir jeigu yra galimybė rinktis per telefoną, per planšetą, per kompiuterio ekraną, kaip monitorių, per televizorių ar per tam tikrą projektorių, tai rekomendacija rinktis didesnius ir toliau. Geras. Tai žodžiu, tai dabar, kai pirks kažkas televizorių, tai geriau kuo didesnį. Tada mažiau kenks akim. Kai pirks vaikui ar telefonas, ar televizorius, tai geriau televizorius, kuriame jau būtų galbūt tas pats tam tikras socialinis ar edukacinis, tam tikras ar appsas, ar aplikacija, kur galėtum žiūrėti, tada taip. Nes vėlgi grįžtami skaitom iš arti tas pačias knygas ilgai, žiūrim iš arti namų darbą dirbam iš arti, taipogi žiūrim ekraną, kuris yra mažas, labai koncentruotas ir labai arti, nes maži dalykai matosi geriau iš arti, jeigu pasikišam, normaliai taip akiai. Tai tikrai tas visas darbas iš arti, jisai yra kenksmingesnis, žalingesnis negu toli ekranas ir didelis ekranas. Tai netgi darbui tada kompiuterio ekranas turėtų būti irgi didesnis? Jeigu gali, taip. Dabar ir madingi, tie yra tokie dideli ir labai horizontal, widescreenai, kur daug telpa visko. Taip. Okay. Gal net ir 3, ne? Dabar statosi tikrai 3 ekranus didžiulius. Taip. Dar žinai, aš girdėjau tokį mitą, jau mes kai prakalbam apie mitus, tai kad jeigu jau pradedi nešioti akinius ir esi trumparegis, tai viskas jau mišios. Jau, ta prasme, tik ir didės tas minusas ir nesustos. Labai geras klausimas, labai laukiu šito organiškai, nes aš nežinojau, ką tu iš tiesų paklausi, bet šitas labai geras klausimas ir daug anksčiau buvo manoma ir tokia praktika net ir buvo vykdoma, kad reikia dėti silpnesnius akinius. Ne, tai netiesa. Nereikia dėti silpnesnių akinių vaikam, paaugliam arba tiem, kuriem progresuoja trumparegystė.
Nereikia. Tai mokslo įrodyta, kad akis neturi būti įtampoje, tam pavadinkim, nedažiūrėjime, kai mums reikia matyti, o mes nedamatom. Mums vis tiek liejasi tas kažkoks tolis, nes mes matom ne 100%. Tai reiškia, jeigu mes dedam silpnesnius akinius, mes toliau laikom akį įtampoj, tai sudėtingais visais mechanizmais akis to rezultate toliau progresuojančiai labiau auga. Studijos įrodė vaikams, kad jeigu mes turim pakankamai gerą korekciją maksimalę ir matom 100% ir su tokia gyvenam tą pusmetį ar metus, tai jiems lėčiau trumparegystė progresuoja negu tie, kurie nešioja silpnesnius akinius. Aišku, tikriausiai šiais laikais būtų netiška daryti tokį tyrimą, kad vieniem uždėkim super silpnesnius akinius ar ten kažkokius silpnesnius akinius, o kitiem maksimalius. Bet tas atėjo iš istorinės tokios nuostatos ir, sakyčiau, net ir gydytojų tarpe ir visuomenės tarpe nuostatos, kad reikia silpnesnių akinių. Taip ne visi gali toleruoti, jau čia kalbam apie suaugusius, ne visiems gal reikia dėl to, kad ten dėl amžiaus tam tikros grupės jau kitaip optika dirba, bet jei kalbam apie vaikus, apie tą jaunimą, kuris dar paprogresuoti gali, tai jiems neturėtų būti per silpni akiniai. Ir čia labai, labai svarbu. Aš prisimenu, kai vaikystėje man reikėjo nešioti akinius, tai visą laiką būdavo, kad ateini, patikrini ir sako, bet dar matai, tai dar nekeičiam. Jau blogiau matau, bet dar nekeičiam. Taip. Ir visą laiką būdavo, kad ne 100%. Taip. O yra laikas, kada sustoja tas jau minusas. Ta prasme, tarkim, mes kalbam dabar apie vaikystę, jaunystę, taip, bet tarkim, žmogus yra jau suaugęs 25-30 metų ir tarkim, pas jį ten yra -2, tai viskas jau čia kaip įkalta bus, ar gali vis tiek blogėti tas regėjimas? Tai paaugliam apie 16 metus jau apie 70% paauglių yra link stabilumo. Gali būti iki to amžiaus užaugo tuos -2 ir turi apie -2. Galbūt iki tokio amžiaus užaugo -5 ir turi -5. Yra kas ir -7 turėjo. Tai jau buvo tikriausiai ir suaugęs žmogus, ne? Taip, ir buvo taip, kad jeigu prie lovos pasidėdavo akinius, o jie netyčia nukrisdavo, tai jų nerasdavai, nes nieko nematydavai. Taip. Tai žmonės šitą minusą jaučia labai jautriai, nes daugiau negu -2 ar galbūt 3 jau yra visiems atstumam pakankamai nemalonus matymas. Reiškia, aš labai pasikišęs matau, tačiau jau kuo toliau ranka, pririštiesta ranka ir tolyn, man jau plaukia. Jau aš nekalbu apie tai, kad gatvėje žmonių net. Taip, ekranas plaukia tolis ir viskas, kas be abejo ir toliau, ir namuose, ir toliau pro langą, ir toliau vairuojant. Tai pavyzdžiui, buvo toks atvejis, kai pacientas atėjo spręsdamas ar pasidaryti lazerinę regos korekciją, labai paprastą klausimą, kad aš maudytis nebegaliu ežere taip komfortiškai ir jeigu einu su akiniais, tai taškosi. Nematau, rasoja, nepatogu. Jeigu aš esu su linzėm, tai yra didelė infekcijos rizika tokiose sąlygose, tai nenoriu, bet tada palieku akinius. Bet tada labai nejauku man ten tame ežere, aš nesuprantu taip gerai atstumų, kitų žmonių, tikrai. Ir tau tai buvo. Aš prisimenu, aš vengdavau eiti į baseiną, į ežerą. Aš nieko nematau. Supranti, aš į baseiną kokiam ten, nežinau, impulse, bet kur ateini, aš nematau, kur tas takelis, supranti, žmonių nematau. Taip. Man viskas išsilieja. Taip. Tai buvo toks diskomfortas. Ir čia galim pereiti iš karto prie lazerinės chirurgijos, taip galima, korekcijos. Taip, galima sakyti lazerinė regos korekcija. Taip, tai tu esi padarius virš 2000 tokių operacijų. Taip, daugiau gal. Dar nedaugiau. Aš asmeniškai dariau dar prieš 15 metų, kuomet mane visi atkalbinėjo, visi, net pats daktaras, kuris man darė operaciją, net jisai pats sakė, nežinau, kaip matai, aš pats su akiniais ir jisai pats savo nedarė operacijos, bet jau kitiem darė. Bet aš tuo metu tiesiog irgi, kaip ir tavo pacientas, sakiau, kad aš taip nebegaliu, man tiesiog ir emociškai sunku ir aš nusprendžiau pasidaryti operaciją. Tai buvo geriausias sprendimas. Aš iki šiol gerai matau, per 15 metų niekas nepasikeitė. Tu nepatikėsi, Artur, bet visi, kurie žmonės pasidalina grįžtamuoju ryšiu po operacijos, jie visi pasako, mano geriausias sprendimas, mano geriausia investicija,
ir kodėl aš nepasidariau to anksčiau. Smagu, kad pažiūrėjote šį trumpą klipą iki pat pabaigos. Todėl kviečiu visus pažiūrėti pilną epizodą štai čia arba ieškokite nuorodos aprašyme.